Sveiki, paskutinė šeštoji dalis ir šiandien, kaip jau sakiau, viena svarbiausių. Kodėl? Todėl, kad tai yra apie treidinimo psichologiją, apie rizikos valdymą ir panašius dalykus. Tai ką aš padarysiu, pasidalinsiu ekranu, kaip visada primenu, praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Tai yra edukaciniais tikslais ir ką aš šiandien pagalvojau, čia mes turim savo Forexo pradedantiesiems ir šiandien treidinimo planas. Ką aš pagalvojau, kad aš daug nieko kažko neprikursiu, kadangi mes turime nerealių jau lietuviškų įrašų ir aš parodysiu, kur juos būtent rasti, bet taip pat pasidalinsiu vienu labai svarbiu dalyku. Ką noriu pasakyti, tai if you fail to plan, you plan to fail. Jeigu nepavyksta suplanuoti, vadinasi, jūs planuojate, kad jums nepasiseks. Jeigu nepasiseka suplanuoti, vadinasi, jūs planuojat, kad jums nepasiseks. Taigi, aš įsijungiu, kad man netrukdytų sesė. Ką svarbiausiai noriu pakalbėti, čia bus toks trumpas video, tai apie namų darbus. Namų darbus ir ką aš labai rekomenduoju, tikriausiai, kadangi šitą video žiūrėsi gana naujas mūsų grupėje, tai pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai pasirinkti treidinimo stilių arba edukaciją, kurios norite sekti. Tai pirmiausia, ir mokintis darytis užrašus, demo bandymai, suprasti, kaip būtent tą atlikti. Ir nieko nesakau į tą laiką, jeigu jau išmokot, kaip kopijuoti treidus iš edukatorių, tiesiog galite tai daryti taip pat šalimais, bet čia tiem, kas nori išmokti patys, kaip treidinti, išmokti savo strategiją. Trečias punktas aš įrašiau yra rimtas demo etapas. Tai čia prieš tai mes turime tiesiog demo pasibandymus, kur uždėti stop loss, kur nuimti, kaip perkelti, kaip daryti trailing stop loss, tai yra kažkart einant daugiau į pelną, kaip jį vis mažinti ir taip toliau. Tai čia tokius pasibandymus, bet rimtasis etapas tai yra, kur tu renki duomenis būtent apie savo treidinimą. Ir sakykime, nusistatai, padarysi 20 treidų. Ir nesvarbu, jeigu tu, kad ir darai vieną per dieną, vadinasi, tau užtruks visą mėnesį surinkti šitos duomenis, padaryti tą analizę. Ir čia būtent pavyzdys iš to treidinimo plano, apie kurį kalbėjau. Mes susirašom nuo 1 iki 20, galime įrašyti datą, kokią parą, komentarus, galite užrašyti ir nuotaiką savo, kada treidinot, ar buvo naujienos ir taip toliau. Jeigu norit, galite daugiau treidų per dieną, čia jums viskas priklauso, bet traktuokit taip, kaip tai lyg būtų jūsų pinigai. Ir tada žiūrėsime, koks jūsų yra win rate. Kaip paskaičiuoti win rate? Galite, sakykime, mes turime iš visų 15, kurie laimėjo ir 5 buvo į minusą. Vadinasi, mūsų win rate 15 dalinti iš 20 yra 75%. Tai pavyzdžiui, jeigu norite pasirinkti US30 skalpinimą, jungiatės kiekvieną dieną į sesijas ir rašotės būtent kokius treidus ėmėte ir skaičiuojate bendrai, koks jūsų yra pasiektas procentas win rate. Kiek jūs daug laimite treidų iš bendrai paėmus. Ir jeigu su būtent skalpinimu jūs pasiekite, sakykime, kokius 85–90%, jau tada galite mąstyti apie sekantį žingsnį. Ir sekantis žingsnis yra, manau, labai gera praktika, tai yra FTMO Free Trial. FTMO yra prof firma. Tai prof firma, apie jas galite susipažinti daugiau, irgi yra grupėje prof firmas, čia yra ir video padarytas, tai tiesiog susipažinti prie pinžinučių. Bet čia būtent duoda jums sąskaitą, tai yra kaip demo, bet, sakykime, sekantis toksai didesnis žingsnis jau prie demo, nes yra tam tikri procentai, kurių jums reikia laikytis. Ir čia galėsite pasirinkti, tai sakykime, pasirinksite dolerį treidinimo akauntą, galite rinktis nuo, kiek norit, rekomenduojate nuo 10 000 ir pasirinkti, ar norit, jeigu skalpinimui, tai FTMO swing, jeigu paprastai treidinti, reikia FTMO,
geriau ir pasirinkti skalpinių, šiaip MT5 geriausia ir tiesiog pasibandyti free trial, pažiūrėti, kaip jums sekasi su tuo 2 savaičių free trial. Toliau, kai jūs tenkina rezultatai, kai būtent po šitų 20 treidų jau jaučiatės, kad matote tą nuoseklumą, tada galite eiti į live sąskaitą. Viskas gan paprasta, gan trumpa, čia yra jūsų tokie namų darbai, susidėlioti būtent šį planą. Ir ką noriu pasakyti, kad tai nebus per 1 savaitę, per 2 savaitės, per keletą mėnesių ar per pusę metų. Jūs žiūrėkite, kaip jūs greitai gebate perimti informaciją, kaip greitai gebate ją pritaikyti. Ar tikrai kas nuoširdžiai galite pasakyti, kad skiriate kiekvieną dieną kažkokiai edukacijai ar laiko skirite treidinimui ir tada žiūrėti, kada galėsite tikėtis rezultatų. Tai labai linkiu į tai žiūrėti kaip į kažkokią karjerą, ilgalaikę perspektyvą, o ne kad kuo greičiau pasipelnyti. Tai tikrai su tokiu požiūriu bus sunku judėti į priekį, bet kai turi tą ilgalaikę viziją, kaip save įsivaizduoji po metų, po 2, po 5 galbūt, tai tikrai yra lengviau judėti ir tikrai nesinori greitai kažką daryti, nes tu turi tą solidų planą. Tai labai skatinu tiesiog atskirti tam laiko, susidėlioti planą, susidėlioti mintis, priminti savo tai kiekvieną dieną, kad kiekvieną dieną žinotumėt, link ko judate, link ko einate ir bus tikrai kur kas lengviau. Tai džiugu, kad viską peržiūrėt, visus šitus įrašus ir šiandienai tiek, kaip visada priminsiu, tikrai laukiame jūsų žinučių grupės čate, rašykite ir sėkmės šitoje įdomioje kelionėje.